Labas rytas visiems. Sveikas, Tobi. Labas rytas. Klausykite, o ko jūs čia visi taip labinatės, a? Kefyre, sveikintis yra mandagu. Ir taip daro visi mandagūs vaikai. Na gerai, o kas yra tas mandagumas? Mandagumas tai gražus, deramas elgesys ir etiketo laikymasis. Oho, tai taip išeina, kad aš mandagus katinas. Ir iš ko tu sprendi, Kefyre, kad esi mandagus? Na kaip iš ko? Aš juk gražus, tai reiškia mandagus. Ir vėl tu, Kefyre, netaip supratai. Aš juk kalbėjau apie gražų ir deramą elgesį. A, tai mano senelis buvo visai nemandagus, jo. Na, Kefyre, papasakok. Man jau įdomus tavo minčių vingiai. Kokie minčių vingiai? Nekreip dėmesio, čia ir vėl tik posakis. Rože, aš nežinau, kaip tau mandagiau pasakyti, bet tavo šitie posakiai stulbina net mano ausus. Tu negali kalbėti tiesiai, a? Matai, Kefyre, jeigu aš apie tave kalbėčiau tiesiai, tai skambėtų maždaug taip. Pas mus ant sienos kaba plaukuoto katino paveikslas. Rože, tu čia baik. Jo. Tai va, Kefyre, o jeigu tau pritaikysiu kokį posakį, tai tuomet skambėtų taip. Pas mus ant sienos kabo paveikslas, kuriame pavaizduotas katinas lyg pūkų ir švelnumo princas. Oho, koks gražus mūsų Kefyras. Žinai, Rože, tu gal ir toliau kalbėk posakiais, taip gražiau, jo. Nemilijai, Rožė čia pati truputį supainiojo. Kada Rožė taip gražiai apibūdino mūsų katiną, prilygindama princui, tai čia buvo palyginimas arba metafora. O posakis yra nusistovėjęs pasakymas. Pavyzdžiui, mūsų Kefyras švelnus kaip pūkų kamuoliukas. Oho, kaip gražu. Mūsų Kefyras pūkų kamuoliukas. Žinote ką, man nesvarbu, kaip jūs čia apie mane kalbėsite. Svarbu, kad būtų gražu. Na va, ar aš nesakiau, kad mūsų Sniegas tikras mokytojas, net ir mane pataiso. Sniege, aš vakar girdėjau, kaip mama Dominykui šaukė. Eidamas į lauką užsirišk šaliką, kitaip nosį nušalsi. Tai čia posakis ar metafora? Ne, Tobi, čia nei posakis, nei metafora. Čia mama, rūpindamasi Dominyku, perspėjo, kad lauke šalta ir reikia užsirišti šaliką. Kokį šaliką? Kas tas šalikas, jo? Aš irgi nežinau, kas yra šalikas ir kodėl jo reikia, kai šalta. Šalikas tai pailga ir dažniausiai šilta skara kaklui apsirišti arba apsivynioti. Įprastai šalikas žmonės rišasi, kai būna šalta. Dabar supratau. Kada apsiriši šaliką, pabėga šaltis. Nu taip. Kur pabėga šaltis? Na, šaltis pabėga, Na, Kefyre, tu čia ir prajuokinai. Taip ir įsivaizduoju. Dominykas išeina į lauką apsirišęs kaklą šaliku ir šaltis pradeda bėgioti iš vieno krašto į kitą, bandydamas pasislėpti. Kodėl šaltis nori pasislėpti? Jis ką, šaliko bijo? Tai ką, šalikas toks baisus? Ne, Tobi, ir tu neteisingai supratai. Šalikas nėra baisus ir šaltis nuo jo niekur nesislepia. Tiesiog, kai apsivynioji šaliku, būna šilčiau ir tada nesusergi. Tiesa, kada aš buvau mokykloje, tai žiemą vaikų su šalikais būdavo visuomet labai daug. Ir šalikų būdavo įvairiausių spalvų ir atspalvių, ilgų ir trumpesnių. Aš net pati užsinorėdavau turėti šaliką. Žinai, Rože, aš pagalvojau, kada Dominykas grįžęs iš lauko šaliką pakabins ant pakabos, aš tau jį atvešiu ir tu galėsi tada būti su šaliku. Aš irgi noriu šaliko.
Ir man atrodo, jis man labiau tiks. Bet kad Dominykas turi tik vieną šaliką. Tobi, niekur niekam šaliko nevežk. Tegul sau tvarkingai kabo ant pakabos. Įsivaizduok, kaip Dominykas nuliūs, neradęs šaliko ten, kur paliko. Jis juk tada negalės eiti į lauką. Aha, na taip, tada tikrai nuliūs. Ir jūs, vaikučiai, visuomet, kai šalta, užsiriškite šaliką ir renkitės šiltai.